Visi žinome, jog kiekvienas Lietuvos gyventojas moka gyventojų pajamų mokestį. Pinigai eina į valstybės biudžetą, kur vyriausybė paskirsto jos kiekvienai miesto savivaldybei. Kaipgi yra iš tiesų? Taigi, Uostamiesčiui atitenka 86% sumokėto GPM, Kaunui 94%, kitiems mažesniems miestams beveik po 100%. Ir Vilniui atitenka 40%? Kodėl 40%? Gal čia vyriausybės lygybių teorija? Bet to nuo 2002 metų Vilniaus GPM dalis nesikeitė. Tai gal vyriausybė nori palikti Vilnių gyventi 2002 metuose? Palaukite. Vilniečiai irgi trokšta sužinoti, kas laimėjo Europos čempionatą 2003-aisiais. Ir pamatyti iPhone'ą, bent pirmą. Akivaizdi Vilniaus miesto diskriminacija. Vilniaus gyventojams atitenka mažiausiai iš visų Baltijos šalių sostinių. O gal ir kitose šalyse su sostinėmis elgiamasi taip pat. Bet to dėl kvailo mokesčių paskirstimo Vilniaus įsiskolinimas siekia 939 milijonus litų. Ir jis didės, jeigu vyriausybė neperžiūrės savo veiksmų. Ar yra logikos vyriausybės veikloje? Gal atsakymą rasime internete. Deja, logikos vyriausybėje neradome.